Sveiki visi atvykę dar vieną epizodą. Šiandieną mes žaisime Racers vs. Caps. Taigi aš jau buvau Raceris kažkada, bet Raceriu galėsiu pabūti ir per epizodą. Taigi dabar būsiu Cap. Tiesiog policininkas. Nekreipiu dėmesio. Race. Single player. Nes multiplayer dar nesupratau kaip veikia. Ir aišku, jūs mane dabar išvadinsiu durniu. Jo. Taigi, tiesiog reik dabar gaudyt tikriausiai čiavaką, kuris čia bėdas kelia. Ten jis. Man įdomu, nes aš čia pirmą kartą lošiu. Nesu kops. Bam! Uš. Vienas eliminated. Leikim toliau. Aš nežinau, aš pažaisiu kokius 5 kartus per šį epizodą. Ir jūs nuspręsite, ar man tęsti toliau, ar ne. Nelabai yra ką komentuoti per šitą žaidimą, taigi... Jo, nelabai ką ir pasakysiu išskyrus. Ten buvo neblogas kilas, galiu pasakyti. Apie to, jeigu viršijate 150 km/h greitį, velnis, tada jūs padarę nermisą gaunat papildomų taškų score. Tai, ja. Čia kaip Traffic Racer, man atrodo, pavadinimas, tik tais, kad 3D ir tu gali žaisti už kopą, nes jo mašinos tokios pat čia. Viskas taip pat, beveik. Čia pakeista jo versija. Aš taip manyčiau. Tik tais greitųjų, man atrodo, per daug. Dar jis nemirė. Gerai, šitą pažudysim. Ateik. Aš mentukas gerutis. What the... O, kas čia? Kas čia už manęs? Nelabai ką yra iš tikrųjų pasakat. Ai, bet šito žaidimo soundai yra iš tikrųjų labai geri. Taigi, su gerom ausinėm jums bus tikrai geras pojūtis. Tikrai geras atsiminimas žaidžiant šitą žaidimą. Bet to siūlykite kitus žaidimus iš App Store, Google Play parduotuvės, nes aš juos tikrai sužaisiu, jei tik tais turėsiu progą. Ir dar siūlykit žaidimų, kokių tik tais norite. Galbūt bus jie, galbūt ir nebus. Ir nežinau iš tikrųjų, kaip čia man seksis su šita YouTube karjera, bet čia yra mano antras tik tais video iš viso. Tik tais antras mano video, tai neįsivaizduoju, kaip čia man seksis. Galbūt, kad su mentu ir nuo mažiau high speedą metą, kaip aš pastebėjau. Palau, dabar atsitrenksim, sumažėsim, au. Wow. Man tai irgi helpą turi. Jei kitas mašinas atsirinkt, nei Racer. Taip jau tikriausiai ir eliminatinu per Racers modą. Bam! Wow. Shit. Racer eliminated. Racer another. Ai, bet to... Šitas žaidimas yra valdomas judinant. Jo. 1.4 ten 8, man atrodo. Nuo tiek high speedas. Kiek mačiau. Yra maksas 200. Kuris? Ai, va. Nieko, pagausiu. Aš dar pagausiu.
Aš jį tiesiog taip ir trankysiuos. Wow. Ir jis dar nuskrido belenkiek. Nu, čia logikos nebuvo ką tik. Ne, bet taip valdymas yra gan realus iš tikrųjų. Ir įsibėgėjimas gali būti netoks realus. Nes čia atrodo lyg kažkokia sena mašina iš tikrųjų. Čia mento. Tenai. Velnis, man važiavo atgal. Ir nesuprantu, kartai dažnai gan teleportuoja. Tai jo. Galbūt, kad ir jūs išteleportuos. Atleiskite už tokį kalbos sustojimą, tiesiog man su gerklė labai džiūna. Taigi negaliu daug kalbėti. Aš nežinau jokios tokios geros editinimo programos kompiuteriui, taigi jeigu galėtumėte, man pasiūlykite į komentarus. Jo. Nu, gal tiesiog dar vieną. Iš tikrųjų, gal tiesiog dar vieną. Kiek kitas mašiniukas kainuoja? Gal tiesiog dar vieną, o ne tuos... Žinau, kad galiu nusipirkti, bet aš tiems raceriams nusipirksiu. Nežinau, sakiau, kad darysiu, kad tipo 5 kartus, bet šitas labai sunkiai praėjo, taigi jo, darysiu tik 2 ir tai aš neturiu apie ką kalbėti. Ir tai jau video, man atrodo, neblogai einas. Jau nemažai laiko eina. Ne? O, šitaip gerai, aną imsiu. Iš tikrųjų, man tokie žaidimų valdymai yra sunkus iš tikrųjų. Aš su tokiais nemoku, nes aš su tokiais retai žaidžiu. Suprantu, pirmas mano video irgi buvo su tokiu. Bet tenai buvo lengviau su juo taip elgtis. O čia nelabai yra lengva elgtis. Ir žinau, man mažas healthas, mačiau. Tai jo, negaliu daugiau atsitrenkti į mašinas. Jo. Ant tų žodžių. Na kągi, aš manyčiau, šiandienai gana, kaip sakiau, siūlykit žaidimus. Nu ir tie geriausi žodžiai. Laikinkit, prenumeruokite, dalinkitės ir iki